Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Ekstra FM radio stoties klausytojai, beigi mūsų žiūrovai, tie, kas sekate mūsų socialiniuose tinkluose Facebook arba YouTube. Na ir ypač džiaugiamės tie, kurie apsilankote extrafm.lt interneto svetainėje. Matote tai, ką mes šnekame, su kuo mes šnekame, nes tie, kas klausotės radio bangomis, girdite tik tai mūsų pokalbį. Na, o kaip mes atrodome, galite pasižiūrėti visą laiką internete. Beje, kaip ir buvusias laidas, kiekvieno sezono laidas galite rasti patogiai, pasiklausyti pokalbius. Šį kartą kalbėsime su žmogumi, kurį galvojau, kokiu ekspertu pristatyti geriausiai, bet turbūt reikėtų pristatyti ekspertų gyvenimo Lietuvoje ir ne tik. Deividas Ridikas, žmogus iš Utenos ir iš Vilniaus, gyvenimas įblaškė ir ne tik Lietuvoje. Šiuo metu jis leidžia leidinį Utenos diena, yra leidėjas, baigia investuotojas įvairiose srityse. Tačiau Deividą Ridiką pasikvietėm dėl paprastos priežasties. Prieš mūsų pokalbį pastarosiomis dienomis buvo skelbiami įvairūs reitingai, kasmet Lietuvos savivaldybės, arba taip sakant Lietuva, vertima įvairių organizacijų, kur didesnė atskirtis, kur sėkmingos savivaldybės, kur netokios sėkmingos. Štai kultūrinės atskirties tyrimą atlikę specialistai atkreipė dėmesį, kad kai kurie miestai kultūriškai labai aktyviai gyvena, žmonės turi daug galimybių savo miestuose gauti ne tik išsilavinimą, bet ir praplėsti akiratį kultūrinę prasme. Na, o kai kur skurdas, kultūros renginių mažokai arba galimybių mažokai. Taigi ta proga, ta priežastimi bandėme šiandieną pagalvoti, kad galėtume pakalbėti su Deividu Ridiku, kuris gyvena dažnai Vilniuje, bet dirba Utenoje. Iš Lietuvos buvo kurį laiką emigravęs, bet grįžo į Lietuvą, apie tai kaip tik ir pakalbėsime, kodėl verta išvykti iš Lietuvos ir kodėl verta grįžti į Lietuvą. Tema, kuri susijusi su daugybė grasinančių, taip pat įvairių tyrimų, kalbančių, kad Lietuva nyksta, miršta, mažėja žmonių regionuose, kai kur šiek tiek daugėja, bet daugelį mažėja. Taigi apie tai, kodėl verta išvykti iš Lietuvos, verta grįžti, gyventi, investuoti, kalbame su Deividu Ridiku ir gal nuo to ir pradėsiu, Deividai. Pačiam teko gyvenime laimė, ar nelaimė, nežinau kaip čia pasakyti, sugrįžti į Lietuvą, dirbti, investuoti, bet aš norėčiau pradėti nuo pirmesnės temos. Prieš tai teko išvažiuoti iš Lietuvos. Gal paklausiu paprastai tiesiai šviesiai. Čia yra mados reikalas išvažiuoti iš Lietuvos studijuoti, čia yra galimybių paieškos, čia yra, kaip kurie sako, valdžia išvarė iš Lietuvos. Tai yra ES suteiktos galimybės ir privilegija, kurie turi žmonės su Šengeno pasais. Aš taip visas temas sudėjau į krūvą, specialiai paklausdamas paties istorijos, kas privertė patį išvažiuoti iš Lietuvos, o po to pakalbėsim, kas privertė grįžti. Žinoma, iš tiesų, galvojant, kas privertė išvažiuoti arba apskritai apie išvažiavimą, apie grįžimą, tai gal sakyčiau, čia taip trečias geriausias pasirinkimas mano gyvenime. Pirmas vis tiek vedybos su žmona Agne, antras, kad grįžau į Lietuvą, o trečias pagal gerumą, tai kad išvažiavau. Mano truputėlį kitokia istorija. Kadangi aš dirbu nuo 16 metų, nepertraukamai, visuomet. Kada mokiausi mokykloje, kada pirmą kursą stojau, visą laiką siekiau galimybės užsidirbti daugiau pinigų. Nepaslaptis, 2004-2005 metais mums stojus Europos Sąjungą, kada jau galėjom legaliai išvažiuoti ir legaliai dirbti, atlyginimų skirtis ar skirtumas buvo milžiniškas. Taigi aš 2005 metais labai sunkiai tiesa, iš pradžių su darbo paieškom, apskritai su gyvenimu, netgi taip sunku buvo, kad per 4 mėnesius nesugebėjau sąskaitos atsiskaitomosios atsidaryti Didžiojoje Britanijoje, Londone. Bet išvažiavau ir tuo metu buvo galimybė užsidirbti. Tai įgijęs patirties Lietuvoje, studijuodamas padavėjo, ten pradėjau dirbti nuo indų plovėjo, vėliau pakilau iki barmeno, vyrbarmeno ir taip toliau. Tai išvažiavimas buvo pirmasis pats vasarai, pabandyti dirbti ir užsidirbti. Ir tada vis tiek buvo grįžimas trečią kursą toliau tęsti studijas universitete. Ir jau po antro kurso, kadangi buvo pirma vasara labai sėkminga tiek finansiškai, tiek darbo prasme, tai jau po antro kurso tada aš jau ir akademinės atostogos pasiėmiau ir išvažiavau jau nepertraukamai 1,5 metų buvo, kol vėlgi grįžau pabaigti 4 kurso, pabaigti universitetą ir tada išvažiavau vėl. Tai
dabar lyginu, kadangi ir dabar dar yra pažįstamų ten draugų, tai dabar mes priešingai visi jau sugrįžom. Tais 2008, 2009, 2010 metais mes jau sugrįžom, nes Lietuva iš tiesų susilygino ir atlyginimais, ir kainom, ir taip toliau su ta pačia Didžiąja Britanija ir Londonu. Tai toks mano buvo kelias išvažiavimo į UK, į Londoną, vėlgi ne į fabriką, taip ir pozicionau save. Nesvarbu, kad silpna anglų kalba buvo, bet kad išvažiuoti ir dirbti megapolį Londono centre, dirbti aptarnaujančioje sferoje, ieškoti galimybių, kaip dirbti labai daug, taupyti ir užsidirbti. Deividai, aš nebereikau to klausimo klausiu, taip jau sutapo, kad mes šiuo metu su pačiu esame nors skirtingos ekrano pusė, bet esame Moldovoje, valstybėje, kuri dar pati būdama Sovietinėje sąjungoje mus pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Ir mes šioje šalyje, bendraudami čia irgi supratom, kad ta atskirtis finansinė, ekonominė, socialinė šioje šalyje turbūt irgi išgyvena tuos panašius laikus, kaip mes tikrai 20 amžiuje dar baigdami jį gyvenome. Ir daugybė jaunų žmonių nori išvykti iš provincijos, iš miestelių, iš kaimų ir net iš Kišiniovo, iš sostinės, bent jau iki Rumunijos, o dar daugelis ir toliau. Ar atpažįsti čia Moldovoje, būdamas tą mūsų irgi Lietuvą iki įstojimo Europos Sąjungą ir netgi įstojus? Turbūt pernelyg panašu tas jausmas, kad ištrūkt norisi iš tą, kaip čia vadinkim, iš vietos, kurioje jau tik tavo galimybės bent jau tuo metu yra labai labai ribotos, ypač finansinės, be jokios abejonės. Vienareikšmiškai, tai turbūt ir Lietuvoje buvo po nepriklausomybės paskelbimo formavosi verslininkų grupės, kas nepapuolė į tą auksinių klubą ir tada vaikai augdami neturėjo tų masiškų galimybių. Čia turbūt taip pat yra. Mes dabar matom, būdami čia Moldovoje, tik tai aš ką ir sakiau ir vakar per pranešimą, kad nereikia bijot, kad jie išvažiuoja. Nereikia bijot. Reikia bandyti... Nereikia kam bijot, Deividai, palaukit, kam nereikia bijot? Visiems nereikia bijot. Nereikia tėvam drausti, nereikia giminaičiam sakyti, kad čia blogai išvažiuoja, nereikia supriešintai sakyti, kad čia kažkoksai tai ta prasme negeras dalykas, nereikia per daug stengtis ten kokį ir valstybei, kad jie neišvažiuotų. Geriau tegu išvažiuoja ir geriau per tą laiką kurt galimybės arba daryti šalį maksimaliai patrauklę, kad sugebėtų sugrįžti. Net ir sugrįžtant nelabai reikia stengtis, kad jie visi sugrįžtų, nes nebūtinai visi sugrįž, ta prasme, nes žmonės patys pasirinks. Svarbiausia galimybė. Ir priešingai, kada neleidi, mes visi to norim uždrausto vaisiaus, kada kažkur kažkas kažkaip negali, juk daug lietuvių važiavo ir 2000-aisiais ir dirbo pasislėpę, ir dirbo nelegaliai, ir toj pačioje Amerikoje, ir tada negalėdavo ten grįžti. O čia vėlgi atsiradus galimybei, kada mes išvažiavom legaliai, kada tu mokėjai visus mokesčius, kada tu uždirbai, kada tu galėjai grįžti, kada tu galėjai palyginti, ir vėl tada įgijęs tos patirties ir to mentaliteto supratęs, nes ten atrodo kažkaip normalu dirbti 60 valandų, užsidirbti, taupyti, dirbti ir šeštadienį, ir sekmadienį. Tuo tarpu mes jau čia į Lietuvą grįžę, norim savaitgalius su draugais leisti, nebenorim dirbti 50-60 valandų, kaip ten sutinkam dirbti. Ir atrodo toks keistas dalykas. Ir mes dabar lygiai taip pat kaltinam ar ukrainiečius, kurie nori už pigiau dirbti ir ilgiau ir savaitgaliais, ar tuos pačius baltarusus, kurie atvažiuoja, dirba Lietuvoje vėlgi ilgesnės valandas daugiau, nes jie lygiai taip pat siekia užsidirbti pinigų, ta prasme, ir parsiųsti šeimom. Tai gal geriau tada reikia, ta prasme, toks ir patarimas Moldovam buvo, kad visa visuomenė nebijotų, kad išvažiuoja ir ekonominiai, kurie išvažiuoja užsidirbti, ir studentai, kurie išvažiuoja studijuoti, ta prasme, nes jie sugrįž. Kaip mūsų atveju, mano atveju, iš mūsų visų, kiek aš pažįstu draugų išvažiavusių, vienas tik tai pasiliko ir gyvena iki šios dienos ir turbūt nebegrįž. Dainius. Visi kitigi įvairiausių sričių sugrįžo ir dabar įvairiausiose srityse įsitvirtinę puikiausiai dirba ir kuria gyvenimą Lietuvoje.
Davidai, kadangi šiek tiek žinau istorijos dalį, paties sugrįžimas į Lietuvą buvo tuo keistų laikų, kai, bent jau žiniasklaidoje ir viešoje erdvėje politikai ir visi kiti rovėsi plaukus dėl įvairių baisių dalykų. Ekonominė krizė, kuri užgriuvo Lietuvą, pasaulį 2008 metų, ypač antra pusė, 9 metai, pats grįžai per patį sunkmetį vadinamai. Jis dabar taip vadinamas sunkmetis yra, kas atrodė turbūt dar mažiau logiška, bet pats minėjai, kad išvažiavimas buvo vienas iš 3 geriausių gyvenimo sprendimų, kaip ir grįžimas vienas iš 3 geriausių sprendimų. Šioks toks prieštaravimas, sakyčiau, yra, nes išvažiuoti, jeigu gerai, tai kam tada sugrįžti, arba atvirkščiai. Jeigu jau planavai grįžti, tai kam reikėjo išvažiuoti. Nors gal ir nėra to prieštaravimo, nežinau. Paties filosofija, suprantu, čia be jokio prieštaravimo. Išvažiuoti gerai, grįžti dar geriau. Absoliučiai be jokio prieštaravimo. Taip mes turbūt jau sudėti, kad mes ieškom kur geriau. Suradę kur geriau, vėl ieškom kur galėtų būti geriau. Viskas buvo gerai Didžiojoje Britanijoje, Londone. Londonas turbūt kosmopolitiškiausias miestas Europoje. Darbas geras, darbas centre, gyvenimas centre, geras užmokestis. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, tas jausmas vis tiek buvimo East European, tai yra rytų europiečio, buvo, kad vis tiek ne sava kalba, vis tiek ne savi žmonės. Ta prasme, ir vis tiek buvo tikslas ir noras sugrįžti, kadangi aš vis dar būdavo žiemą grįždavau kelius mėnesius studijuoti ar pusmečiui ir dar kažką tai ir padirbdavau tuo laiko, tai neapleido noras ir buvo tada minčių, kadangi jau užsidirbus, truputėlį jau tada pradedi galvoti, o kur čia ir kaip galėtum investuoti. Ir nepavykus 2 dalykam, tiesiog mano atveju aš gavau pasiūlymą 2009 metais, lapkričio mėnesį, kaip pats minėjai, pačios pasaulinės krizės ir tuo pačiu Lietuvoje, nes gal jau kokioje Amerikoje atsitraukė, nes viskągi pas mus vėluoja kokią pusę metų, 6-12 mėnesių. Pačioj krizėj buvo, mano tėtis dirbo laikraštyje Utenos diena ir laikraštis bankrutavo. Kolegos, konkurentai, kurių šiuo metu jau nebėra, buvo paskelbę, kad laikraštis bankrutuoja. Visiems laikraščiam lapkričio pabaiga, gruodžio pradžia yra pats intensyviausias laikas, nes žmonės prenumeratą užsisako visiems metam. Ir štai aš gaunu pasiūlymą ir po didelių derybų, po daug galvojimo, aš tiesiog priėmu sprendimą, kad taip reikia pirkti. Mes vėlgi viską kartu sprendėm su tėčiu. Ir kaip dabar aiškėja, tas sprendimas mano buvo grįžti ir pirkti laikraštį, kaip sakiau, turbūt antras geriausias po vedybų. Aš visą laiką žinojau, kad aš turiu galimybę grįžti, kadangi puikiai sekėsi toj kompanijai, kur aš dirbau. Ten laukia, tai turėti tokį atsarginį planą yra irgi gerai. O kad bus taip sunku, būtų kas pasakęs, tai būčiau negrįžęs ir nepirkęs ir neinvestavęs. Nes absoliučiai visi sakė, nuo pažįstamų giminaičių, kad, žiūrėk, tau 25 metai, ką tu čia dabar darai? Londone visas gyvenimas prieš akis, o tu čia atvažiuoji, perki rajoninį nedidelį laikraštį, tuo pat metu patį silpniausią, investuoji pinigus į perspektyvą, kurios nėra ir taip toliau. Tai žinoma, tie pirmieji metai tai buvo labai daug nemiegotų naktų, labai daug galvojimo, ką, kaip ir kur padaryti ir keisti. Bet mes darėm ir padarėm. Nieko nepadariau vienas, pirmiausia reikia sakyti, tai kad visą laiką turėjau partnerį tėtį, kuris iki šios dienos dirba kartu. Ir viskas mums sėkmingai pavyko. Aš, Davidai, vis tiek patį nebereikalo ir kviečiau. Man knieti išgauti tą atsakymą vienu labai paprastu aspektu. Iš tikrųjų, ir šiuo metu, ir politikų kalbose, bent 2 temos visą laiką, ypač prieš rinkimus visų partijų. Viena iš jų, kad sieksime arba norėsime arba skatinsime sugrįžti kuo daugiau lietuvių emigravusių. Čia tokia tikrai jau madinga tema ir jinai visai logiška. Suprask, nuo valdžios norų tai priklauso. O antra tema, kuri turbūt irgi nedingsta niekada iš politikų pažadų, tai yra skatinsim regioninę politiką, investuosim į regionus, mažinsim socialinę atskirtį.
Kitaip tariant, irgi leidžia suprasti, kad žmonėms, kur be gyventum, viskas gerai, nors daugelis Lietuvoje juokauja, kad Vilnius, Kaunas, Klaipėda vis tiek yra pagrindiniai miestai ir ten traukia daugumą jaunimo. Aš iš paties klausydamas to sprendimo bandau suprasti vis dėlto tikrąją priežastį. Gal pats atskleistum, jeigu draugai sako, kas čia, kodėl Deividas grįžta į Lietuvą, tikėtina į Uteną, perka laikraštį, apie kuriuos nuolatos daug kas čia jau irgi skelbia apokaliptinius vaizdus, kad laikraščiai spauda, čia praeitis užsidaro. Pats priemi tokį sprendimą. Čia afera, čia avantiūrizmas, čia iššūkių paieška, ar čia galimybių paieška, kur visi kiti mato vien tik problemas. Iki grįžimo į Lietuvą ir nusipirkimo laikraščių aš galvojau, kad net su manim kažkas yra negerai. Aš pakeičiau 11 darbo pozicijų. Prekiavau turgui, dirbau sargu, dirbau padavėjų, dirbau barmenų, vyrbarmenų, dirbau vadybininku, dirbau baro supervisoriu, dirbau renginių ir baro administratorium ir vis norėjau geriau. Ir čia buvo galimybė pabandyti padaryti savo verslą. Pabandyti sukurti taip, kaip aš galvoju. Nieks nemokė nei kaip reikia leisti laikraštį, nei kaip reikia verslą daryti. Visko teko pačiam išmokti ir patirti. Tačiau siekis buvo vienas. Aš niekad nežiūrėjau į laikraštį kaip į hobį, kur hobis, tai visi suprantam, ar tai bus žvejyba, ar medžioklė, tai kainuos pinigų. Reikės ten meškerės arba ginklai pirkti, važiuoti, laiką leisti ir taip toliau. Aš tai žiūrėjau kaip į apskritai normalų verslo modelį. Ir po metų sunkaus darbo pamačiau tunelio gale šviesą, kad galbūt ir galima uždirbti. Ir sunkiai dirbdami mes dabar sukūrėm, padarėm, turim 2 laikraščius, turim žurnalą, turim portalą, reklamos agentūrą, platinimo tarnybą. Ir mano tikslas yra uždirbti pinigų ir nuo nieko nepriklausyti. Jeigu aš ten vis tiek turėdavau kažkokias valandas atidirbti ir taip toliau. Tai va dabar atvažiuoti į Moldovą, man nieko nereikėjo atsiklausti, manęs nieks neturi niekur išleisti, o aš pats priminėjau sprendimus, kiek, kada ir kur aš noriu atostogauti, ar nenoriu ir noriu sunkiai dirbti, ar ir kaip aš noriu tą verslą vystyti ir kaip daryti. Nebūtinai, gal visą laiką teisingai, kaip ir vėlgi sakiau, nieks nemokė, tai viską tenka pačiam išmokti ir padaryti, bet sėkmingai taip, galima sakyti, pavyko padaryti ir šiai dienai ir mes dirbam, uždirbam pinigų. Dabar apie, ar reikia, politikai labai nori skatinti grįžimą. Tai kad ir kaip jie beskatintų, ta prasme, žmonės, manau, ne dėl to grįžta. Vieniem tu gali ką nori daryti ir ką nori pasiūlyti ir jie negrįž. Kitiemgi bendras visas augimas Lietuvos, Vilniaus ir taip toliau, tai yra automatinis vardiklis, kad galima jau grįžti. Susilyginus praktiškai atlyginimais Vilniuje su visais kitais Europos didžiaisiais miestais, tai jau nebėra jokio skirtumo, tačiau savas mentalitetas, sava kalba, savi giminės, pažįstami ir draugai, ir sudaro tas automatinės galimybės grįžti. Ir nemanau, kad čia kažką labai daug pastaraisiais metais valdžia padarė tokio specialaus, kad pradėjo žmonės, kad grįžtamumas jau didesnis negu išvažiuojamumas. Paprasčiausiai ekonomika pasikeitė, kaip tikiu ir toj pačioj Moldovoje, jeigu jiem pavyks ir 30 metais įstos į Europos Sąjungą, po 10 metų ar 15 lygiai tokia pat gali būti sėkmės istorija kaip Lietuva. Dabargi apie regionų atskirtį. Vėlgi, čia teisinga pastaba, bet atrodo, kad politikai kalba apie regionų atskirtį tik tai tuo met, kai jiem patogu, tai yra prieš rinkimus. Iš 4 susisiekimo ministrų girdėjom ir 2007 metais turėjo būti sutvarkytas Vilnius-Utena kelias, kuriuo aš kasdien važiuoju 14 metų, kuriuo suvažinėjau kokius 750 000 kilometrų per šitos 14 metų. Kuriam pernai žiemą padėjau, taip galima sakyti, ant kelio 2 ratlankius ir 3 padangas. Tai iš patirties žinau, koks tas kelias yra tragiškas, baisus ir taip toliau. Ir vėlgi atėjus ir šiai vyriausybei ir jau atrodo viskam paskelbus vėl išeina gandų, kad žiūrėkit, nebėra pinigų. Ta prasme, tai atrodo, ir mes norim skatinti ir kūrėm programas,
bet elementariausio dalyko, susisiekimo, kuris būtų ne 1,5 valandos, o, pavyzdžiui, 40 minučių greitkelį nutiesus, ar ten 50 minučių nuvažiuojam saugiai, gerai ir taip toliau. Tai kodėl mes negalim Molėtų padaryti priemiesčių, arba ir Utenos to pačio Vilniaus, kur žmonėm būtų patogu gerą gyventi, važinėti dirbti, kad ir į Vilnių, kas ir dabar jau vyksta, tik tai žmonės daužo automobilius, įvyksta skaudžios nelaimės kiekvieni metai, kur žūsta žmonės dėl nesaugaus kelio. Ir čia turėtų politikai prisimti atsakomybę dėl šitų mirčių, tai prasme, dėl elementaraus dalyko. Ir tada visi kiti dalykai, bet kiti dalykai, manau, vėlgi priklauso ir nuo vietinės valdžios. O pas mus. Deividai, šitą temą apie tai, kas priklauso nuo pačių žmonių, nuo vietos valdžios, aš siūlau pakalbėti labai po trumpos pertraukėlės. Nepabėkite ir mūsų klausytojai bei žiūrovai. Grįšime prie pokalbio su Deividu Ridiku, kalbamės apie tai, kodėl verta išvažiuoti iš Lietuvos, palikti šią šalį ir kodėl verta grįžti į ją. Deividas Ridikas, mūsų pašnekovas, iš karto po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Tęsime pokalbį, grįžtame po trumpos pertraukėlės prie mūsų pasirinktos šiandien temos. Žurnalistų namuose kalbiname Utenos dienos leidinio, naujienų portalo, ir vadinkim paprastai redakcijos, Utenos dienos redakcijos leidėjo vadovo ir savininko Deivido Ridiko šiandieną įžvalgų klausomės ir kalbamės apie tai iš tikrųjų, kodėl verta išvykti iš Lietuvos, palikus kai kada ar Ašarų pakalnę, ar džiaugsmingą šalį, čia dar sunku pasakyti, bet verta išvažiuoti, semtis patirties, mokintis dirbti kitose šalyse, o po to verta sugrįžti į Lietuvą. Deividas Ridikas tokį kelią yra praėjęs ir, mielas Deividai, mes palėtėm turbūt skaudžiausią tokią temą žmonėms ir ypač prieš rinkimus. Tikrai bus daug kalbama apie tai, jog noras įvairių valdžių, įvairių politinių jėgų padaryti gyvenimą įvairiuose Lietuvos miestuose, kaimuose, miesteliuose, kaimeliuose daugiau ar mažiau, sakykime taip, artima tiem standartam, kokių žmonės tikisi, nepadarius didžiulės prarajos tarp Vilniaus ir Skuodo, pavyzdžiui, arba tarp Vilniaus ir Utenos. Tos kalbos, jos iš atrodo, man toks įspūdis iš šono atrodo, vis dėlto jos yra tiek madingos, kiek iš tikrųjų nemadinga, ką nors realiai daryti. Vat iš karto kelis pavyzdžius pasakysiu. Pašto skyriai, Lietuvos pašto paslaugos ir jų mažėjimas arba prastėjimas paslaugų ir brangimas nuolatinis, taip tolinant nuo žmonių ne tik laikraščius, bet greičiausiai šiaip paslaugas, mokyklų uždarimas, ligoninės. Aš galėčiau vardinti daugybę paslaugų, kurios žmonėms iš tikrųjų žmonėms svarbios, dėl kurių politikai laužo ietis, vadina reformomis daugybę metų šitas sritis, bet taip ir neaišku, kur tos reformos krypsta. Sumažinti paslaugų kiekį, bet padaryti jas kokybiškas, iš vis panaikinti paslaugas kažkokias ir panašiai. Ar pats, Deividai, supranti, kokia iš tikrųjų tikroji tų reformų, kryptis, tikroji vizija, kaip mes įsivaizduojame ir pats galbūt įsivaizduoji, pavyzdžiui, netgi Utenos atveju? Kalbant apie politikus, tai iš tiesų susidaro kartais įspūdis, kad jie siūlo, bet viskas Vilniuje ir tuos Seimo rūmuose ir tie jų visi norai ir pasiūlymai sudūžta. Pridėčiau tos pačius bankų skyrių uždarinėjimus arba grinųjų pinigų atsiskaitimus. Ir jeigu Vilniuje gali ant kiekvieno kampo ras bankomatus, tai tuo pačiu miestelį gavus pensiją ar atlyginimą, kas privaloma yra daryti į atsiskaitomąją sąskaitą, reikia specialiai važiuoti keliasdešimt ar kelis kilometrus, kad tų pačių pinigų nusimti, nes kada pas tave ateina kapoti kiemą malkų, tu negali pervesti 10 ar 20 eurų už tą kapojamą malkų. Ir atrodo, kad politikai to, ta prasme, nesupranta, arba vėlgi nenori suprasti ir tai yra tik tai dalinami, ta prasme, pažadai. Žinoma, reikia suprasti kitą momentą. Visam pasaulyje taip pat yra. Čia joksai, čia negali būti taip, analogą su krepšiniu palyginsiu. Negali būti taip, kad su mažu biudžetu Utenos Juventusas pritrauktų geriausius žaidėjus, užimtų pirmas vietas Lietuvoje, jeigu Žalgirio biudžetas 10 kartų didesnis. Lygiai taip pat, negali Juventusas konkuruoti su Žalgirio žaidėjais, kurio gal vieno kontraktas yra ar dviejų visos Juventuso biudžetas, kaip ir Žalgiris negali konkuruoti su Atėnų Panathinaikos ar Madrido Realu. Tai čia lygiai taip pat, žinoma, sunku Utenai konkuruoti su Vilniui, su ten Paryžium, Londonu ir taip toliau.
Ir tai gal yra normalu, ta prasme, ar reikia kažką kitaip daryti ir taip toliau. Tai žinoma, kaip ir dabar Europos Sąjungoje mes, suprantu, būsim tarsi padalinti 2 regionus, tai yra Vilniaus ir visa kita Lietuva. Ir tada turi būti investicijos didesnės į regionus, ta prasme, kad nesukurtumėm to vieno megapolio, ta prasme, kaip dabar darosi, kur visi tik tai atlyginimai ir visi važiuoja ir vėlgi tada užprogramuotos problemos, perpildytos mokyklos, nebėra kelių, nes žmonių didėja, nieks kitas nesikeičia ir taip toliau. O priešingai, netolimuose miestuose, kur visa infrastruktūra yra gera, žmonių mažėja, vaikų mažėja ir taip toliau. Tai, žinoma, čia yra sprendimas pirmiausia mum, kurie rinksim politikus, tada politikam pasakyti mum ir padaryti, kaip mes tikimės juos rinkdami. Žinoma, demokratija ne visą laiką leidžia išrinkus vienus ir kitus, už kuriuos tu balsavai, kad jie ir priims tuos sprendimus, kurių tu tikėjai arba kurių prašai. Bet nieko kito už demokratiją geresnio neturim. Tai vis tiek reikia mums būtinai rinkti ir išsirinkti tuos, kurie geriausiai tos mūsų lūkesčius atlieptų. Ką, manau, sėkmingai ir darom ir pastarėjai rinkimai, kai vis daugiau žmonių ateina į rinkimus. Tai dabar bus kitais metais, tai ir reikia tada tokius įsirinkti, kurie tikėtina mums padės kovojant regionuose. Mielas Deividai, pats šiomis dienomis, kai bendram čia Moldovoje atvykę, specialiai lyginus su šia šalim, nes šiuo metu mes viešime šiek tiek toliau nuo Lietuvos, kai kalbamės, esam girdėję apie populizmo problemą, gana gilią problemą būtent šitam krašte ir šiandieną Lietuva kaip niekas kitas turbūt daug remia ir Ukrainos kovą prieš Rusiją, bet net ir Moldovą tą pačią mes irgi stengiamės palaikyti įvairiom formom ir mūsų diplomatai ir politikai. Bet kalbam apie populizmo beprotišką įtaką, kai politikai žada stebuklus, kurių nebus. Pats minėjai, aš man atrodo tą mintį bandau užsifiksuoti, kad stebuklų tikėtis kartais neverta, nes Utena niekada ir gal ir neturi būti kaip Vilnius arba kaip Paryžius arba kaip Londonas. Galima gyventi savo mieste tokiam, koks jis yra, puoselėti jį, tvarkyti, žiūrėti, turėti savo krepšinį pagal galimybės. Vat to ir paklausiu paties. Gyvenimas pagal galimybės ir noras gerokai peršokti savo galimybės tikintis iš politikų. Ar čia yra toks, net nežinau, mentaliteto mūsų ar suklaidinimo elementas, nes bent jau man atrodo, kad jeigu turi noro daugiau galimybių, tai pats jas ir turi pasidaryti. Kažkaip į politikų sudėti daugybę lūkesčių, man kažkaip atrodo kvepia populizmų iš pačių žmonių pusės. Ne iš politikų, kad jie yra populistai, bet mes patys koduojam ir savivaldos rinkimai gal tiek daug neparodė, nors kai kurie ir jų parodė, kad iš tikrųjų mūsų neadekvatus lūkesčiai yra didžioji mūsų problema. Mūsų pačių sudėti į politikus. Visiškai pritariu. Praktiškai viskas priklauso nuo mūsų. Tai pirmiausia, nuo mūsų žodžio nuėjus į rinkimus. Po to nuo mūsų veiksmų ir darbų. Galima ieškoti ir gaudyti briedį girioje, arba galima pradėti nuo mažo paukščiuko ar ten žvirblio rankoje. Ta prasme, tai mes patys viską kūrėm. Tie patys politikai yra iš mūsų visos visuomenės ir bendruomenės ir jie atspindi absoliučiai mus. Populizmas yra ne tik pas mus, tai yra ypatingai jaučiamas va čia rytuose, kada žmonės vieną kartą apsigauna, kaip mes šiandien išsiaiškinom, antrą kartą apsigauna ir trečią kartą ir vis tiek tiki. Manau, mes jau truputėlį esam kitokie, ypatingai rajone, ypatingai regione. Mes kaip žiniasklaida negalim meluoti, negalim apgaudinėti, užtektų vieno, antro ar trečio karto ir viskas, ir mūsų nebereikėtų, mumis nebepasitikėtų, aš manau lygiai taip pat politikais. Negali tu prižadėti nerealių dalykų ir neištesėjęs, tu vieną kadenciją natūralu atbūsi, bet po to tai tavęs nebeliks. Tai to tokio jau didžiulio populizmo nebėra. Bet aš suprantu, kad čia turbūt visas pasaulis susikrėtęs. Nu, dabar žiūrėkime Amerikoje rinkimai, kas bus išrinktas. Ar realistas, kuris daro, ar populistas prezidento rinkimai kitais metais, kuris ir prieš tai buvo prižadėjęs pastatyti sieną su Meksika, bet jos nėra. O atrodo dabar išrinksi. Nu, tai vis tiek žmonės duoda tą kreditą, tiki pasakom arba tiki tuo, ko nori tikėti. Ir išrenkam. Nu, taip yra su demokratija ir čia gal nei gerai, nei blogai. Tiesiog taip yra. Svarbiausia, kad mes visi išrinktumėm, kad nebūtų taip, kad
nėra už ką balsuoti. Tai va čia tada iškart klausimas kyla, tai jeigu nebėra, tai gal tada pačiam laikas eiti dalyvauti ir tada ir kiti turės už ką balsuoja, negu sakyti, kad čia viskas blogai ir todėl neįsiu. Tai čia visiškai turėtų būti nepriimtina. Tai mes patys tokie pat. Pats, Davidai, minėjai, dirbdamas ir pasirinkęs dirbti sunkų darbą su žiniasklaida, leidinį, laikraštį nusipirkti, aš vis tiek pamadysiu ar šitą dalį paprovokuoti. Laikraščio vaidmuo arba bet kurios žiniasklaidos priemonės, man atrodo, bet kuriam mieste arba rajone Lietuvoje, bet kuriam regione yra turbūt netgi žymiai svarbesnis nei Vilniuje, nes Vilniuje tos žiniasklaidos visų pirma daugiau yra šiaip įvairios ir nacionaliniu mastu dirbančios, ir socialiniai burbulai daug didesni. Kas yra sunkiausia, paties nuomonė, gyvenant ir dirbant tarp Vilniaus ir Utenos, vis dėlto, kas yra sunkiausia, kokias temas sunkiausia iškelti žurnalistams ir ieškoti atsakymo kartu su žmonėm? Kokias temas žmonės sunkiausiai priima? Sunkių temų turbūt nėra. Čia susideda dar ir mūsų lygiai taip pat ir žurnalistų vietinių, kurie lygiai taip pat pažįsta ir kalbinamus politikus ir pažįsta nebe vienerius metus, pažįsta ir verslininkus, pažįsta ir kultūros visus darbuotojus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tos visos mažos bendruomenės mes niekad negalėsim daryti didžiulių tyriamųjų projektų, straipsnių ir taip toliau. Mes vis tiek patys ir mūsų mentalitetas tada lygiai taip pat žurnalistų ir mūsų dirbančių visų yra, toksai susitapatinės. Kaip ir sakiau, mes negalim meluoti, mes negalim išsigalvoti, mes negalim pusę tiesos pasakyti, nes tuoj pat visi žino, apie ką eina kalba. Ar tų probleminių yra straipsnių? Žinoma yra. Mes ir dabar esam teisme su užimtumo tarnyba, kurios pozicija yra mums neduoti informacijos, o po to mus paduoti teismą. Bet tai čia yra dalis darbo ir tai taip reikia į tokį dalyką ir žiūrėti. Sunkiausias dalykas vis dėlto, kas mus yra ir pastaraisiais metais žeidžia ir visą žiniasklaidą tai liečia, tai pirmiausia neprognozuojamas paštas. Bet visiškai neseniai, mėnesiais prieš tai, nors mes kalbėjom ir Liepą, kad paštas nedidins įkainių, ir rugpjūtį, ir mes visi laikraščiai paskelbėm akcijas su nuolaida didžiulė. Ir staiga kalbėjęs 3 mėnesius, pusmetį paštas, kad nekels įkainių, staiga paima juos ir pakelia mieste, pavyzdžiui, 300%. Tai kai kuriem laikraščiam tai iškart gresia bankrotu, nes dalis pinigų ir prenumeratorių paimti, mesgi nepaskambinsim ir nepasakysim, Dainiau, žiūrėkit, jūs ten sumokėjot jau ir dabar ateikit dar tiek pat sumokėkit, nes čia mums paštas padidino įkainį. Tai mes jau daug metų prašom, kad jau pavasarį pradėtumėm kalbėti ir užsifiksuotumėm ir žinotumėm, ko laukti. Žinoma, antras dalykas lygiai taip pat, minimali alga. Žinoma, mes taip pat infliaciją didinam darbuotojams atlyginimus ir taip toliau, bet didėjant minimaliai algai mes vėlgi didinam savo įkainius, o mūsų ir skaitytojai, ir reklamos užsakovai, ir skelbimų užsakovai vėlgi ateina didžiulis kaltinimas, kad čia mes tai darom. Bet kai viskas taip didėja, tai ir mes kitaip negalim, arba pasirinkę mūsų kolegų kelią nedidinti ir tada užsidaryti po metų, bankrutuoti, ta prasme. Tai vėlgi, kur nėra išeitis. Tai tie keletą momentų sprendus, ir gal paskutinis tada dalykas yra regione, mumis tik ir pasitikė. Tačiau, šitoj vietoj svarbu valstybės pozicija ir politika bus, kadangi esamas Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas, kuris rėmė ir rajoninę bei regioninę žiniasklaidą, šiuo metu yra uždaromas ir atidaromas naujas fondas. Ir naujas fondas vėl skelbs ir projektus ir taip toliau. Tai koks tas mūsų palaikymas bus? Ar jisai išliks ir pagerės ir mes būsim kaip atsvara rusiškai propagandai, mes apskritai esam kaip regionas šalia Baltarusijos ir dalis žmonių, ypatingai regione, prie sienos žiūri ir baltarusiškus ir rusiškus kanalus, kad ir jie uždrausti Lietuvoje vis tiek juos pasigauna. Tai mes bent jau atsvara esam. Tai mes nesitikim labai ten didžiulių pinigų, bet nors truputėlį dalies, jeigu bus valstybės politika, kad mūsų reikia. Ir kartu labai yra skauda, kada tu matai, kur turėtumėm nekonkuruoto, priešingai atrodo, mus turėtų pagelbėti Lietuvos radijo televizija,
gauna didesnį 10 milijonų eurų biudžetą, tuo tarpu mum nesuteikiama, ta prasme, net tas padidėjimas. Tai va šitas dalykas, kaip kokioj Skandinavijoje, kada didesnės medijos remia mažesnės medijas, mokymais, kvalifikacijos kėlimų ir taip toliau. O čia, ta prasme, esam palikti suktis. Arba vėlgi, tada išeitų politikai ir pasakytų, nu žiūrėkit, jums jau reikia suktis, kaip jau išmanot, mes viską nutraukiam, bet tada ir visiems lygios taisyklės. Ir jau žiūrėkit. Nu ir tada kažkas išliks. Ir turbūt, kad daugelis neišliks. Bet bent jau būtų aiški valstybės politika. Apie tai iš tikrųjų norėtume pasišnekėti apie aiškumą, nes šiomis dienomis ir turbūt šiomis savaitėmis, kaip niekada mertam po truputėlį ten į pabaigą, girdisi labai daug įvairių ir tokių liūdnesnių nuotaikų. Matyt, lapkričio tamsumas ir gruodžio tamsumas paverčia mus dažnai labai skeptikais, pagrįstai ir nepagrįstai. Mes čia ir nuo karo Ukrainoje esame Lietuvoje kartais labiau pavargę negu patys ukrainiečiai ir Europos Sąjunga pavargusi ir taip toliau. Apie tai, kaip nepasiduoti pesimizmui, kai oficialūs skaičiai sako, jog ekonomika galbūt traukiasi, infliacija didelė, regionuose gimstamumas mažėja. Vat kaip išlikti optimistai su Deividu Ridiko, apie tai iš karto po labai trumpas pertraukėlės. Nepabėkite ir jūs, galbūt vieną kitą pozityvią mintį išgirsite iš mūsų pokalbio. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi Deividas Ridikas, Utenos dienos leidėjas, tai yra ir laikraštis, ir naujienų portalas, ir ne tik jie. Tie, kas klausotės mūsų skirtingose Lietuvos vietose, galite Utenos dieną susirasti internete. Jeigu norite, galite ir prenumeruoti, bet mes šiandieną kalbame su Deividu Ridiku ne tik apie žiniasklaidą, toli gražu ne apie žiniasklaidą, tema mūsų labai paprasta, kodėl verta išvažiuoti iš Lietuvos, žmonėms pabandyti pagyventi užsienį ir kodėl verta sugrįžti į Lietuvą. Kalbame dėl to, kad iš tikrųjų įvairūs tyrimai socialinės atskirties, sudėtingų įvairių temų rodo, kad ne visur gerai taip, kaip mes norime, bet pasitvirtina turbūt taisyklė, kad ten gerai, kur mūsų nėra. Tai apie tai bandome išsiaiškinti su Deividu Ridiku. Ir mielas Deividai, šioje dalyje norėjau paliesti vieną temą, kurios ir paties buvo šiokios tokios gaidelės, kad ir Lietuvos rytų Lietuvoje gyvenantys žmonės, bet ne tik jie, laiks nuo laiko žiūri ir tą pačią propagandą mato iš Rusijos, iš Baltarusijos, tie, kas supranta rusų kalbą, bet ne tik jie. Apie grėsmės dezinformacijos kalba nuolatos įvairūs ekspertai ir kas svarbiausia, dažniausiai pabrėžia, jog dezinformacija taikosi į žmonių pesimistinės nuotaikas. Nekartą esam girdėję, kad kalbami tokie dalykai, jog Europos Sąjunga yra nevykęs žlungantis projektas, štai ir Britai išėjo, kad Lietuva ir kitos valstybės ten mažėja gyventojų, ekonominės problemos ir tas madingas pesimizmo toksai sėjimas, mes jaučiam, kad karts nuo karto matydaro šiokį tokį efektą. Ir aš paties šviesiai paklausiu, ar su blogomis naujienomis arba kartais skaičiais, kurie mūsų nedžiugina, mes turėtume iš tikrųjų nusivilti politikais šiaip gyvenimu ir ieškoti kokios nors kabutėse stiprios rankos, kurie ateis ir sutvarkys mūsų gyvenimus. Dar nežinau kaip, atvirai pasakius, nemanau, kad stiprus lyderis, koks nors prezidentas gali gimstamumą tiek daug pagerinti, kad visiems užtektų, nors čia kas žino, šiek tiek šaržuoju, bet aš kalbu apie tas pesimistinės nuotaikas. Jos iš tikrųjų ir dėl karo Ukrainoje dabar kartais ateina. Toks įspūdis, kad jau beveik pasiduoti reikia. Aš taip vėlgi šaržuodamas sakau, bet kartais paskaičius piešiamas juodžiausias scenarius, kurio beje prieš porą metų prasidėjus karui didžiajam Ukrainoje, net tomis dienomis tokio nebuvo. Turi paaiškinimą, kas čia mūsų šklumpa, taip sakant, ir kaip mes su to gyvent galim? Kaip ir pas visus, turbūt stiklinė yra pusiau pilna arba pusiau tuščia. Tai mano stiklinė yra visą laiką pusiau pilna. Ir tada lygint su kuo ir kaip. Šiais metais buvom beveik mėnesį Balio saloje, Indonezijoje. Gyvenom 3 skirtingose vietose ir stato namus statybininkai, dirba visą dieną ir jų atlyginimas, kaip išsiaiškinom ir paklausėm, yra $6 per dieną. $6 per dieną. Tuo tarpu pusryčiai taip ir kainuoja vienam žmogui $6 per dieną. Nėra jokių pensijų sistemos, nėra jokios medicinės apsaugos ten ir taip toliau. Tai tai ką su kuo lyginė ir visą laiką norisi lyginti su, ta prasme, tais geriausiais pavyzdžiais,
Bet jeigu ten pasilygini su tais blogiausiais, kodėl jie visi nori į Europą, tai bėga iš tos pačios Rusijos, į žlungantį projektą. Gal vėlgi mes čia gyvenam jau per daug gerai. Lietuva iš tiesų niekada taip gerai negyveno. Esam super dėkingi mūsų karta, tėvam, kurie iškovojo mums nepriklausomybę, kurie kad ir kaip sunkiai pasiekė stojimą Europos Sąjungoje ir NATO, nepasiekė to ukrainiečiai. Ir aš manau, kad jie labai nori, ta prasme, mes žinom, kad jie nori, dėl to dabar jie ir kariauja, nepasiekė to ir Moldova, nepasiekė to ir Sakartvelas, nes jie mato, kaip mes pasistebėm, kaip mes įstoję Europos Sąjungą, beveik 20 metų, pasistebėm ir pakilom į viršų. Ir dabar nuvažiavus į bet kokią kitą šalį, į Paryžių nuskridus, į New Yorką nuskridus, būdavo prieš 20 metų mes visiškai, ta prasme, iš kaimo skrendam. Dabar tu atskrendi lygiai toks pat žmogus, lygiai toks pat vakarietis, kaip kad ir šitas, ta prasme, šitas susivienijimas. Ir tai mūsų yra didžiausia sėkmės paslaptis. Žinoma, kada tu gyveni tom sunkiausiom dienom lapkričio mėnesį, kada be galo lyja, purvina, tamsu ir taip toliau. Liūdna yra, bet taip pat ir skandinavai gyvena. Reikia pralaukti tos sunkiausius mėnesius, vėl ateina šviesiau pavasaris ir taip toliau. Arba tu turi kaip šiais metais rugsėjo mėnesį, kada buvo nuostabus ir gyvenimas geras. Nes ten pietuose, kur irgi teko būti, ir Italijos pietuose, tuoj bus nebeįmanoma gyventi. Tuoj jau jie pas mus bėgs gyventi, kadangi ten vasarom, jeigu dabar 40, tai tuoj ten bus ir 45 ir 50. Taigi aš apskritai viską sudėjus, kad jeigu tu darai, skaičiuoji, prognozuoji, galvoji, kalbiesi, daug dirbi, dėriesi ir apskritai darai, tai ir pavyksta. Nedarant ir tik tai verkiant, nepavyksta. Aš ir vakar per projekto pristatymą sakiau Moldovos kolegoms, kad jeigu nerašysi projekto, tai 100% negausi pinigų. Tikrai nieks neduos pinigų nerašant. Bet jeigu parašysi, jeigu pasiaiškinsi, kaip teisingai rašyti, jeigu pagalvosi, kaip teisingai, jeigu dar kartą perklausi, gali ir gauti finansavimą ir vieną ar kitą veiklą atlikti ar padaryti ir taip toliau. Ir ta prasme, viskas atrodo daug šviesiau. Užtenka ir verkti. Žinoma, vėlgi, turbūt dalį politikų yra paranku. Tada, kad kažkas verkia, kažkam blogai, tas piešt rožinės iliuzijas, kad kitaip bus. Ta prasme, ir tokiu būdu laimėti rinkimus. Bet matau, bet kuris kritiškai mąstantis, kuriantis, galvojantis, supranta, kad nuo jo viskas priklauso. Tik tai negalima tikėtis čia ir dabar, negalima tikėtis išlošę tuoj pat aukso puodo, iš bitkoino čia tuoj pat užsidirbti milijonų pinigų ir taip toliau, o gal geriau tą patį dalyką padaryti per 20 metų. Susistatyti planus ir po truputį eiti ir galvoti, kaip padaryti tą patį milijoną neišlošiant, o uždirbant. Arba alternatyva sėdėti ir verkti ant sofos, kaip čia viskas blogai. Aš už pusiau pilną stiklinę. Už pusiau pilną, kurią visą laiką galima pripildyti ir bus jinai beveik pilna. Čia tada jau gal net ir pilna bus. Bet turbūt nėra taip lengva atsakyti iš tą klausimą. Mes su pačiu čia Moldovoje diskutavom. Daug lūkesčių šiandieną irgi ir valstybės deda ir šiaip madinga šnekėti visiems apie investicijas į jaunąją kartą arba prioritetas yra tik jauni žmonės. Ir nežinau, kaip pačiam atrodo, aš tokios, kaip čia madingos leksikos gerokai mažiau tikrai esu girdėjęs Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, daugybė kitų išsivysčiusių valstybių, kur skirstimas pagal kartas ir bandymas kažkuria prasme populistiškai sakyti, kad tik tai jauni žmonės kažkaip yra ateitis, o žmonės, kurie gyvenime sukaupę patirtį, yra praeitis. Man toks įspūdis, kad čia irgi kažkoks yra dar ne visiškai brandus visuomenės suvokimas, tai yra atskirties tarp kartų dėliojimas. Jis Lietuvoje gana madingas. Pats berods minėjai, kad teko grįžti, leisti laikraštį, rasti sprendimą ir su tėvu bendrauti ir toliau dirbti, kas turbūt greičiausiai nėra lengva. Tai kaip tu žiūri šitą atskirtį? Lietuvoje jinai iš tikrųjų, mano galva, šiandieną jaučiama ir viešoje erdvėje lygiai taip pat. Pavyzdžiui, kad politikoje reikia tik jaunų žmonių, nes tik jie vieninteliai kažką gero padarys, kas man vėlgi atrodo
Tegul nesupyksta kai kurie čia rinkėjai, klausantys irgi populizmas, nes žmonių su patirtim turbūt reikia nemažiau nei jaunystės entuzijazmo. Ar tai būtų privati kontora ar valstybės sektorius. Ką pats galvoja apie šitą atskirtį? Labai gerai šiandien per pranešimą pasakė dirbtinio intelekto pranešėjas, kuriam 53 metai ir kuris pasakė, kad aš esu daug pranešesnis už 18-mečius, 20-mečius arba 25-mečius. Aš galiu, kaip ir bet kurį šią salėje, dirbti išmokti su dirbtiniu intelektu per 3 mėnesius, tačiau aš turiu 30 metų žurnalistinę patirtį iš anksčiau, kurią galiu pritaikyti. Tai vienareikšmiškai nieko, būdamas 25 metų, nebūčiau padaręs be tėčio, tik tai vienas. Tik tai va kartu sujungus kažkokius jauno žmogaus sprendimus, pridėjus prie vyresnio žmogaus sprendimų ir patirties, ir pavyko mums padaryti tai, ką šiai dienai turim. Kaip pats minėjai, viską uždėti ant jaunosios kartos, kuri irgi labai greitai keičiasi, labai stengiasi ir nori daugiau dalykų išbandyti, kaip ir mes, būdami nauji, jauni, norėjom išbandyti. Bet ir šitie dalykai taip greit viskas keičiasi ir tobulėja, ir kaip bus ateityje vėlgi nieks nežino. Tai vienareikšmiškai, kadangi mes, pavyzdžiui, Utenos regionas yra seniausias regionas Lietuvoje, tai aš manau, kad ir daro... Seniausias, atsiprašau, Deividai, patiksink pagal amžiaus vidurkį. Pagal amžiaus vidurkį jo yra seniausias regionas Lietuvoje. Tai aš manau ir daroma, kad žmonės ir toliau lieka darbo rinkoje ir lieka aktyvus ir taip toliau, nes kitaip nepavyks. Ta prasme, Dainius sėkmingas yra iš tėvystės pusės turėdamas 4 vaikus, bet tokių jau kaip Dainius yra retenybė, ta prasme reikia su padidinamuoju stiklu, ta prasme ieškoti. Ir reikia sujungti ta prasme bendrystę vyresnio su jaunesniu. Iš kitos pusės dabar, kas irgi būna, kas manau irgi sudėtinga, kada vyresni galvoja, kad jau jaunimas irgi turi klausyti. Neturi būti jokio kalbėjimuose, o turi klausyti. Dabar tada atsiranda praraja, kada vieni, tai yra jaunimas, nori daryti vienaip, vyresni nori daryti kitaip, kaip jie anksčiau ir prieš tai darė ten 20 metų ir 30, bet sujungus ir sutaikius viską, ką ir mes darom, ta prasme, gal tada būtų geriausias rezultatas. Nes gal nei vieni, nei kiti be vienų negali. Tai mes visi kūrėm savo valstybę. Ir kaip mes viską pasidarysim, taip ir bus. Kaip pats sakei, nieks kitas neteis, nesuteiksim jam nei galių, nei šansų, nei taip toliau, kuris vienas paims ir čia kažkaip viską apvertęs padarys labai gerai arba labai blogai ir taip toliau. Tai mes visi kartu viską darom, nes politikai iš mūsų, žurnalistai iš mūsų, iš visų visuomenės sluoksnių ir visi yra, ta prasme, kūrėjai. Ir, apskritai, žvelgiant iš šalies, iš tos pačios Moldovos perspektyvos, kaip mes gerai gyvenam, mūsų 5 kartus didesnis, ta prasme, pragyvenimo lygis negu pas juos. Ir jie su pavydu į mus žiūri jau. Tai, baikim gal irgi vieną kartą čia vien tik tai verkt, kaip čia viskas blogai ir taip toliau, o ir ieškokim pozityvių tų dalykų, kaip ir tos vyresniosios kartos sutaikymas su jaunimu, kad kuo mažiau būtų prieštaravimų ir priešingai galvojimų bendrų sprendimų. Labai trumpą klausimą užduosiu, sutikėdamasis trumpo ir atsakymo, nes daugybė čia žmonių ieško, kaip kovoti su dezinformacija, kaip kovoti su propaganda, kuri sako, kad stiprūs lyderiai didelės valstybės turi perspektyvą ir jie vieninteliai gali dominuoti, visi kiti yra smulkūs, maži, priklausomi ir be perspektyvos. Toks naratyvas kartojamas, net ir mes kartais persimam juo ir staiga suskystam. Deividas Ridikas turi atsakymą, ką tokiem žmonėm pasakyti, kad nesuskystume būdami mažesni už kitus. Sunkus labai klausimas. Kadangi davei mažai laiko, tai kalbėsiu tada valandą laiko. Tai vienu sakiniu pasakant, tai pasitikėjimas. Aš vis tiek viską statyčiau ant pasitikėjimo. Pasitikė mano tėčiu, vyriausiu redaktorium laikraščio. Pirmiausia, pradeda skaityti nuo redaktoriaus skilties. Ir tai, ką jisai parašo, ir tai komentuoja, ir juo tiki.
Tai dabar jeigu kažkas kitas ateis su savo kažkokia žinia, dezinformacijos ir taip toliau, ir mūsų nebus kaip informacijos šaltinio, tai ir skleis savo kažkokius vienokius ar kitokius melus. Tai va, tai gal mums vis dėlto reikėtų duoti iš valdžios pusės kažkokios paramos, kad tiek šis redaktorius būtų, tiek kiti redaktoriai būtų, kuriais pasitikė žmonės, kurių vis dar yra šventas žodis redaktorius, praktiškai kaip kunigo kaime rajone, kuriuo tiki. Ir, ta prasme, suteik galimybę išgyventi, o ne, tarkim, kaip prieš tai priusiminėm apie paštą ir ta prasme, sužlugdyti. Tai vienareikšmiškai pasitikėjimas asmenybių, mes atsirenkam, mes tikim, pasitikim ir šitiem tada, kuriais pasitikė, suteik galimybę dirbti. Turbūt to ir galim palinkėti, pasitikėti savimi, pasitikėti vieni kitais. Čia yra turbūt geriausias atsakas į tiems, kurie iš užsienio, iš šalies siūlo savo kabutėse paslaugas, tai, man atrodo, kito recepto greičiausiai gal ir nėra. Tai buvo Deividas Ridikas, Utenos dienos leidėjas, kuris kažkada buvo išvykęs iš Lietuvos semtis patirties, vėliau grįžo į Lietuvą. Tie, kas tik tai šiandien prisijungė šiuo momentu, tai galite visą pokalbį pasižiūrėti, pasiklausyti extrafm.lt interneto svetainėje. Nepabėkite iš mūsų radijos stoties, klausykitės į kitų pokalbių, sutiksim lygiai po savaitės. O šiandien dėkoju Deividui Ridikui ir ypatingai Justui Jurkevičiui, kur užtikrino ryšį iš Kauno. Mes iš Moldovos perduodame visiems linkėjimus. Ačiū, Deividai. Ačiū. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo.